ankstesnėje tylių pokalbių dalyje. Sakoma, kad gyvename ryšio laikais. Mūsų tėvai gali kalbėti su vaikais, įsibaržysiais po visą pasaulį, per nuotolį. Mūsų vaikai, sėdintys prie kompiuterio ekranų, sako, kad jie turi ten pilną draugų. O kodėl taip sunku užmegzti yra gyvą ryšį? Ar jūs tai pastebit? Mes šiandien turime labai daug visokiausių galimybių. Nuo galbūt veiviškai praleidžiamo laiko, nuo laisvalaikio, nuo labai daug įvairiausių technologijų teikiamų galimybių. Atrodo, pasaulis šiandien sumažėjęs į vieną ekraniuką, kartais kuris telpa net telefono ekrane arba telpa laikrodžio ekrane. Šiandien mes jau kalbam, kad visas gyvenimas gali tapti net išmaniajame žiede, kur gali visą eilutę matyti, skaityti, bendrauti, kalbėti ir pasaulis yra labai sumažėjęs. Jeigu šiandien manęs nebuvo, o aš buvau tik stebėtojas ir geriausiu atveju tik tai tiesiog pasimėgavau, kad dėkui Dievui, likimui, gamtai, dar kažkam, kad tai ne man ir ne apie mane. Ir net nesusimaščiau, o kaip aš elgčiaus. Taip, suvartoti dalykai jie visą laiką palieka tuštumą ir palieka spragas. Dalykai, kuriuos aš įžengiu ir leidžiu, kad jie mane suskambėtų. Aš patai mąstau, galvoju, analizuoju, gal net pergyvenu, išgyvenu tam tikrus jausmų pokyčius, galbūt pyktį arba juoką, nusistebėjimą, gimsta kiti klausimai. Tas mane veda pirmyn. Galbūt šiandien labai keistai skamba, bet praktiškai šiandien bažnyčia ateina į žmonių gyvenimo kasdienybę, gindama žmogaus teisę į poilsį, ne į laisvalaikį. Nes pas mus laisvalaikis yra pripildytas visokiausių veiklų, kuriame vėl yra nuovargiai, įtampos, persitempimai ir pozityvus ir negatyvus dalykai. Bet į poilsį kalbėti ir svarstyti mes turime būtent, kad ką mes padarome ne taip, kad šiandien mes turime tiek įtampų, tiek vienišumo, tiek liūdesio, tiek depresijos, tiek pasimetimo, prasmės nebuvimo. Reikia drąsių žmonių, kurie tiesiog atsiprašo, kad egzistuoja ir gyvena savo autentišką gyvenimą. Kurie net ir iššūkiuose savo veide laiko viltį. Tęsime pokalbį su kunigu Ričardu Doveika apie vienatvę. Kai mes kalbam šiandien apie vienatvės ir vienišumo dalyką ir ką kalbėjom, kad pabūti vienam yra sveika, būtina ir privaloma, šiandien kaip kunigas keliu labai dažnai savo šitą klausimą keliu. Kodėl šiandien žmonės skundžiasi vienatvę? Kas šiandien suformuoja vienatvę? Ar tikintis žmogus gali šiandien pasakyti, kad aš esu vienišas, kuris turi angelą sargą? Plaukite, ar mes tikime apskritai tą, kuo mes bandome būti? Ne veltui popiežius Leonas, taip perfrazuojant jo vieną sakinį, kad šiandien mes susitinkame su pakrikštytų ateistų visuomenė. Krikštyti ateistai, naujas reiškinys Europoje. Jie krikštyti, bet jie nieko netiki. Jie tiek yra susikoncentravę save, tiek savim susirūpinę, kad jeigu aš esu tikintis, tai man turi net plaukas nuo galvos nenukristi. Visi pamirštami, kad bažnyčia buvo, yra ir liks tik kankinių liudijimo dėka. Tik drąsių žmonių, gyvenimą išpažįstančių žmonių privilegija. Ne, dabar tikintis žmogus, angelas sargą turi. Jokio santykio su juo. Anapusinė tikrovė. Mums, religingiems žmonėms, kur šiandien pasaulis laksto po visą visatą ieškodami nežemiškos gyvybės ir laukia, kada čia kas nors paskelbs, ar buvo kontaktas su žemiška gyvybė, mums, monoteistinėms religijos išpažinėjams, krikščionėms, žydams, islamui, nereikia įrodinėti, kad egzistuoja nežemiška gyvybė. Mes turime kontaktą su nežemiška gyvybė, kokią intimiausią angelą sargą. Tas dvasinis būtybių pasaulis egzistuojantis, kuris yra nežemiškos kilmės ir nežmogiškos prigimties. Tai šiandien tikinčiam žmogui pamiršti, kad jis turi santykį su nežemiškos kilmės būtybė, gyvybė, laisvę, mąstymu, matančių Dievą, kalbančių man
ir visą laiką būnančių tam tikrų šešėlių, nes nėra girdimas ir nėra užkalbinamas. Tai yra skandalinga. Ir turime savo žmonių artimuosius. Visi turime krikščioniškai tradicijoje savo šventai dangišką globėją. Tai yra to žmogaus gyvenimas, jo realūs veiksmai, jo sprendimai, jo pašaukimas, jo elgesys, jo konkretų gyvenimo vieta, datos, klaidos, nuodėmės, kovo, šventumas, liudijimas. Ar mes čia žaidžiam žaidimus? Kad turiu angelą sargą, čia tik tai toks kažkoks toks pigus savęs apgaulės, kažkoks toks pasakėlių lygmens reikaliukas? Kad mano vardas yra šiandien, aš esu tėvų, mylinčių, rūpestingų, atsakingų tėvų, pavedamas to šventojo globai užtarimui. Jeigu manęs niekada net nesupažindino, kas tas mano šventasis, kurio vardą aš turiu, neišmokė man santykio su juo, aš nesimeldžiu, nesikalbu su juo, neturiu jokio kontakto su juo. Nėra kontakto su angelu, nėra kontakto su savo šventuoju. Mano namai yra tušti. Ir širdis tuščia. Tada ir širdis yra tuščia. O vienišumas ir yra šėtono būsena. Ir tamsa būtent skleidžia šitą nuodą į daugelio žmonių gyvenimus. Ir šėtonas nuodija žmonių gyvenimus per vienišumo, per tos atskirties pajautimo, per negebėjimo įsiteikti tam tikriems sluoksniams, burbulams, tam tikroms kartelėms, lūkesčiams, negebėjimą įeiti iki ten. Šėtonas visą laiką nuodija mūsų talentus arba net ir kuklius mūsų gebėjimus. Ne? Ir mes, kas yra unikaliausia, mes tai, kas yra tikra, atmetam, o tai, kas mus nuodija, mes į tą atsiremiam ir atsiduodam. Kunige, mes tai padarome turbūt nemąstydami. Bėgdami per tą gyvenimą, nesustodami ir nepagalvodami. Dabar, kai jūs įvardinat krikštytus ateistus. Tėvai pakrikštijo tikėti, mylėti, neišmokė. Greičiausiai taip. Kaip nemokė, taigi jie... Neišmokė. Mokė, turbūt neišmokė. Bet taigi ten iš karto į visus būrelius lakstė, ten, žiūrėkit, religiniams dalykams net neliko vietos. Pirmai komunijai pasiruoš, dabar, žinokit, vaikų grafikai tokie, kad ten ateiti su įrankiais mokinti, mylėti, patarnauti, atsiklaupti, maldą sukalbėti. Tai gaunam tokių priekaištų, kad mes labai stipriai skriaudžiam tobulų, vunderkindinių vaikų visuomenės brandimą ir būsimą atominį sprogimą, kaip čia tas gėris ištrykšta ant visos Lietuvos ir kaip čia dabar mes visi tobulai gyvensim. Mes liekam kunigai kalti, kad mes norim vaikus išmokyti maldą sukalbėti, atsiklaupti prieš kitą žmogų, už tėtį mamą pasimelst, į tam tikrus istorinius savo tikėjimo momentus į save įsileisti, įsitvirtinti tam tikros dalykuose, padėti išleisti šaknis į tą tikėjimo lobyną. Mes šiandien susilaukiam tiek priekaištų iš visų super tėčių ir mamų, kaip mes kenkiame jų vaikų pažangos gyvenime ir su klausimu, kiek kainuotų, kad tai būtų greičiau ir trumpiau sutvarkyti, nes reikia susitvarkyti. Kad nereikėtų taip dažnai ir tiek daug lankyti. Taip. Pamokų bažnyčiai. Pamokų, susitikimų, bendravimo, mišių, maldos, visą kitą. Tada aš visą laiką keliu klausimą, kas toliau. O toliau bus tai, kad didės vienišų, psichologinių konsultacijų kabinetai. Tada bažnyčios iš tikrųjų jau dabar yra pokalbio erdvėmis, kur reikia kalbėti ne apie Dievą ir religiją, bet padėti žmogui save atrasti, kažkur į save išmetė, pametė, išparceliavo, susiorientuoti jo jausmuose, atsakyti klausimus, kodėl tėvai tokias karteles kėlė ir kiek vaikų turi paskui konfliktų su savo tėvais, kaip pasakė, kad aš viską turėjau, bet namuose tėvų nebuvo, nes mane į mokyklą vežė tai vairuotojas. Arba auklė. Taip, man pamokas padėjo daryti auklę ir jie man tampa artimesniais, aš juos labiau norėčiau pavadinti mama ir tėčiu, o jūs pradėti vadinti tik gimdytojais.
Ir šiandien aš matau šitą pokytį, kai vairuotojas ir auklė tampa tėčiu ir mama, o tikri tėvai pavirsta vaiko asmenyti gimdytojais. Kiek šiandien vaikų uždarydami arba trenkdami tėvų duris namų pasako, ką aš čia radau, ką man šituose namuose davėte. Tai baigiant vienatvės temą, ką turėtume pasakyti, žmonės sustokit ir susimastykit. Ne, tiesiog aš manau, kad turite drąsos įdėti į tų savokų turinį. Mes labai dažnai maišome, kad mes iš karto vienumą paverčiam vienišumu. O vienišumas mums laiką atrodo, kad tai yra buvimas vienam. Ne. Mes šiandien turime labai daug žmonių, kurie yra vieni, bet juose tiek daug visko, Taip. kad jie net neturi kada ir pailsėti. Ir mes šiandien turime labai žmonių turinčių visko labai daug. Darbo, veiklos, daiktų, bet jie jaučiasi labai vienišais, nes jie neturi prasmės. Tai manau, kad šiandien mūsų visų yra užduotis modernaus visuomenės, dirbtinio intelekto akivaizdu, kuriame slypi labai didelis gėris ir galia, ir labai slypi daug tam tikros savęs sunaikinimo ateities perspektyvų. Nes šiandien bažnyčia, kalbėdama apie dirbtinį intelektą, praktiškai irgi atsistoja žmogaus vienos teisės apgynimui, teisės mąstyti. Todėl skamba labai keistai kunigo lūpose, bet patikėkit mano žodžiais, bažnyčia labai greitai gins žmogaus teisę į mąstymą. Žmogaus teisę mąstyti. Nes šiandieną suvedus tik tai užsakymą teisingai suformulavus ir tu gauni visus atsakymus, tai labai didelė pagalba yra. Bet kiek per tą pagalbą įtrauk žmonių ir žmonės tiesiog pradės save naikinti, ne, tada žmogaus degradacijos visas procesas prasidės. Ne, kam mokintis, kam žinoti, kam savo galias, gebėjimus, talentus investuoti, ugdyti, kam ugdytis reikės. Oi, čia. Ne, tai mes, aišku, esame ties labai didelios galimybės epocha. Ir didelio pavojaus. Tai didelio pavojaus epocha. Ir dėl to reikalingi įrankiai, reikalinga tam tikra etika, tam tikra tvarka, tam tikri įstatymai, tam tikros ribos, kurios būtų neginčiamai, visuotinai pripažintos, jų būtų elgiamasi ir būtų į jas atsiremiama. Ir niekas jų neliestų. Ir mes tokius įrankius turime. Mes turim savo prigimtį, mes turim 10 Dievo įsakymus, kaip krikščionys. Ne? Mes turime moralės kodeksą, kuris įskiepytas mumise, nedaryk kitam to, ko norėtum, kad tau būtų padaryta. Mes turime auksinę gyvenimo taisyklę, jeigu nori gyventi dėl savęs, turi išmokti gyventi dėl kitų. Ir mes turime tiems įrankiams puikias erdves. Mes nesigėdėkim bažnyčios erdvės. Ir šiandien yra didžiulis stebuklas, kad Lietuvoje dar yra statomos bažnyčios. Sunkiai, labai sunkiai, bet jos atsiranda. Kad mes šiandien galime išgydyti sekmadienį. Turbūt mūsų tikinčių žmonių didžiausia turbūt užduotis yra išgydyti sekmadienį. Bus sveikas sekmadienis, bus visa savaitė sveika. Turėsi laiko savo santykiui su Dievu ir poilsiui. Tos savaitės bėgė turėsi laiko viskam. Net aš visą laiką visiems žmonėms sakau, išgydykim sekmadienį. 1 valanda praleista šventovėje tikinčiam žmogui yra jo gyvybės ir gyvasties priežastis. Poilsis ir leidimasis sekmadienį savo šeimos nariams pasidžiaugti manimi. Tiesiog pabūti. Mes nebemokame tiesiog pabūti, tiesiog patylėti, išgerti puodelį arbatos, pasimėgauti vienas kito akivaizdą, įsižiūrėti viens kitam į veidą, ištarti kokius nors žodžius, prisiliesti prie savo šeimos istorijos, kartu pažiūrėti kokį nors kino filmą, paskaityti knygą, pažaisti stalo žaidimą. Reiškia pailsėti. Kartais reikia gerai išsimiegoti. Galbūt kartais tai reikia tiesiog sočiai pavalgyti. Tiesiog reikia sustoti ir leisti, kad kitas tavim pasimėgautų.
Nes vėl savaitės bėgyje sutuoktiniai viens kito nematys. Vaikai savų tvarkaraščių, tėvai savų tvarkaraščių. Tada skundžiamės, kad mes tik tai 10-12 minučių per savaitę skiriame vaikams arba viens kitam. Ne? Jeigu šeima neliks va tokia gydančia, guodžiančia erdve, jinai pavirs tik tai viešbučiu, kurį įeinama, susitvarkomi reikalai, sumokamos sąskaitos ir išeinama į kitą viešbutį. Tada šeima bus tik tai viešbutis. Jeigu šeima nebus gyvenimo erdve. Ir tie, kas mes tą vertinam, tie, kas tos dalykus suprantame, mes į tai atsiremiam. Ne? Ir mes turime labai daug vilties. Ir vilties, kur yra, kaip ir minėjau, pagrįsta. Mes pabūnam vieni, mums būtina būti vieni. Ne? Mes kunigai turim įsakmų paliepimą vieną kartą savaitę nuo visko atsitraukti. Pailsėti, išsimiegoti, skaityti, studijuoti, melstis. Ne? Mes turime visi atostogas. Visiems žmonėms privaloma pailsėti. Ir popiežius Leonas taip pat parodo tą pavyzdį, sako, nes su tokia dienotvarkė, su tokiu užimtumu, ką jisai daro. Jis kiekvieną antradienį vyksta į vasaros rezidenciją, 30 km nuo Romos. Ne? Taip, jis ten praleidžia laiką su savo bendradarbiais. Tai jie pailsi, jie pasikalba. Ne? Žinau, jis turi savo sporto pomėgių, juos realizuoja. Ir po tokios pakeistos aplinkos, pakeistos dienos turinio, jis vakare grįžta į Romą ir trečiadienio rytą vėl jis yra atsidavęs visai žmonių tarnystei. Tai ilsėtis, pasimėgauti, pabūti su kitais. Ne? Ir nebijoti iš tos erdvės, būtent čia atnešti savo, kartais net ir tuštumą, atnešti savo klausimus, atnešti savo pretenzijas, priekaištus, problemas, nurimti, nutilti. Ir kai protas nusileidžia į širdį, širdis visą laiką pasako protui, kokią kryptį paimti. Ir manau, kad tada daugėja žmonių, kurie, būdami vieni, nesijaus vienišais. Ir kai kurie žmonės, kurie viską turi ir jaučiasi vieniši, jie taip pat labai nesudėtingai savo gyvenimus įnešdami tam tikrą tvarką, tam tikrą pagarbą savo, meilę savo, santykio kokybės gelmę, išgydė save iš vienišumo ligos. Nes aš pasikartosiu, vienišumas tai yra šėtono nuodai. Vienumas yra Dievo elgesys. Vienišumas yra šėtono nuodai. Ką mes galime padaryti, kad būtų daugiau žmonių šitoj pusėje? Tiesiog nepamiršti, kad kiekvieną kartą, kai tu savo durimis išdrįsi atidaryti bažnyčios duris, savo rankomis išdrįsi atidaryti bažnyčios duris ir įeisi į vidų, čia rasi daug dalykų ko. Ir šventų žmonių, ir nešventų, ir gerų kunigų, ir prastų kunigų. Galbūt net pretenzijų čia išgirsi, kad krikščionys dabar yra pavojingiausia visiems kitiems žmonėms bendruomenė. Ne? Kartais sako, net ir šėtonas praeina per bažnyčios koridorius. Bet ko niekada nebūna bažnyčiai. Net kai velnias praeina pro bažnyčios koridorius. Bažnyčioje niekada nebūna nevilties. Niekada bažnyčioje nebūna nevilties. Ir jeigu tu turėsi drąsos savo ranką atidaryti bažnyčios duris ir įeiti į šitą vidinę erdvę, tau visą laiką bus pasakyta, vaikeli, kelkis, eik ir gyvenk. Nes aš tavim pasitikiu, nes tu mano vaikas. Nes tu man esi viskas ir aš viską dėl tavęs padarau. Kad tavo gyvenimas būtų spindintis gyvenimas ir kad tavo gyvybės vertė visuomet būtų aukštesnė už bet kokios gyvenimo kokybės sampratą. Nes Dievas visuomet žvelgia į mūsų gyvybę ir gyvenimą. Mūsų gyvenimo kokybė jam visiškai neįdomi. Ar tu turtingas, ar tu vargšas, sveikas, ar tu ligotas, su 2 rankom, ar esi sėdintis neįgalio vežimėlyje. Visa tai yra įrankiai, kurie gali sukurti labai didingo žmogaus istoriją. Ir mes tokių istorijų turime. Tai kodėl tavo istorija dar nėra didinga?
Nes tu tiesiog nedrįsti jos rašyti, tiesiog reikia išdrįsti ją pradėti. Ryškiai rašyti. Ačiū Jums už labai gražų tylų pokalbį. Dėkui.